Audriaus tėtis verslininkas visą laiką kartojo, kad svarbiausia įmonėje yra du žmonės – vadovas ir buhalteris. Patikėjęs savo tėčiu, Audrius įkūrė finansų agentūrą Pelningi sprendimai. Inovatyvus požiūris į klientų pinigus, detali finansų analizė ir tikslingi patarimai padėjo sutaupyti ne 1 milijoną, o verslus auginti net kelis kartus. Tai sveiki, Audriau. Sveiki. Ačiū, kad skiriat savo laiką. Jūsų tėtis yra verslininkas. Ir turi tokią auksinę frazę, kad svarbiausi žmonės įmonėje tai yra direktorius ir buhalteris. Taip, šitą frazę mane lydėjo nuo pačios vaikystės ir dar 99-ais tėvelis pradėjo verslą. Ten laikai buvo kitokie. Ir sakydavo, buhalteris yra dešinioji ranka. Sako, jeigu ne buhalterė, nežinočiau, kaip planuoti, ką daryti, kaip pasverti, kiek gaminti, ten buvo gamybos verslas. Sako, būtų tikrai sudėtinga. Tai sako, stok, eik šito keliu, pamatysi, visada turėsi darbą. Tai va, tai šitas man dabar aš retrospektyviai prisimindamas, man taip viskas logiškai susidėlioja, bet kai aš rinkau tą kelią, aš tikrai to dar nebuvau surišęs ir nežinojau, kad tai man tai lėmė. Tas pasakymas, užakcentavimas, kad labai svarbus žmogus, tai ir galų gale ir verslą sukūriau būtent apie tai. Sutaupyti 500 000 mokesčių skamba labai intriguojančiai, net man pačiam įdomu, kaip čia tai įmanoma. Skambant tikrai gerai ir situacija ten tikrai nėra vienareikšmiška, yra sudėtinga, kompleksinė. Jau klientas pas mus atėjo ir kreipėsi, kai jis jau įtarė ir žinojo, kad čia yra tam tikrų netikslumų. Ilgos dėrybos, pokalbiai, raštai su VMI, bet galutinėme etape klientas susigrąžino šitos pinigus. Jis buvo permokėjęs, tai reikėjo juos susigrąžinti. Tai ar esat suskaičiavę, kiek iš viso savo klientam esat sutaupę pinigų? Per šiuos metus suskaičiavom, kad vien pelno mokesčio sutaupėm klientams 100 000 eurų. Per šiuos metus tik tais. Ir čia nėra kažkokia magija ar kažkokios schemos, tai yra esamų mokestinių lengvatų pritaikymas. Iš nežinojimo kartais tiesiog klientai permoka mokesčių. Ir ypatingai pelno mokesčių. Tai kokie tie būdai sutaupyti tos pinigus? Ir neišmėti tų finansų, nepamesti jų tarp tų visų mokestinių svertų ir kaip tai padaryti legaliai. Tai čia kalbam apie mokestinės lengvatas, ir mes matom, kad ta karšta tema ir dažnai yra pamirštama tiesiog arba iš nežinojimo nepritaikomas tam tikros mokestinės lengvatos. Investicinio projekto lengvata. Ilgalaikis turtas, kai perkamas ir naudojamas investicijoms, gali atskaityti 2 kartus. Mokslinių tyrimų lengvata MT pas 3 kartus išlaidas gali atskaityti. Paramos įvairios viešosioms įstaigoms 2 kartus galima atskaityti. Tai visą tiesiog žinant iš anksto ir šitą susiplanuojant, tai čia nėra kažkokios magijos ar schemos, bet tiesiog žinojimas, ką aš perku, kiek perku, kaip tai atsivaizduos mano apskaitoj ir tą įtraukti ir susimažinti. Tai yra viena dalis. Kita dalis, kad suprasti, kaip yra pas mane šiai dienai, aš turiu žinoti savo skaičius, aš turiu gauti ataskaitą. Suprasti, didelis, mažas pelnas, o gal nėra visiškai to pelno. O jeigu matau, kad ir jis didelis, tai gal laikas investicijom padaryti dar šiais metais, kad aš pasinaudočiau tomis lengvatomis. Tai va planavimas. Mokestinės lengvatos, planavimas ir žinoti savo skaičius. Tai kuo skiriasi Pelningi sprendimai nuo firmos, kuri teikia paprastas buhalterinės apskaitos paslaugas? Pagrindinis mūsų pažadas visiems klientams, nesvarbu kokio dydžio, mikro ar midi, vidutinis, didelis verslas, gauna ataskaitą su rekomendacijomis ir patarimais kiekvieną mėnesį. Tai yra buhalterija jau apjungta su mini finansų valdymu. Tai yra mūsų požiūris, kad buhalterija kurtų daugiau pati paslauga, tai mes jau įdėjom nuo savo finansų žinias į pačios buhalterijos paslaugą. Plius, mes esam finansų valdymo agentūra, galim pasiūlyti pilną spektrą finansų valdymo su finansų vadovu, su buhalterija, su mokesčių konsultacijoms, teisiniam paslaugom ir apjungti visą paketą. Pelningi sprendimai, finansų agentūra, kuri teikia tokią įdomią paslaugą, tai yra finansų vadovo nuoma. Taip. Ir tai nėra buhalterinės apskaitos paslaugos. Ne, tai yra visiškai skirtinga paslauga ir finansų vadovas įmonėms
yra reikalingas, kai jos auga, turi daugiau darbuotojų, jau buhalteris negali atsakyti visus klausimus, tokius verslo ir finansų klausimus, kaip planuoti, kaip mums eiti į kitą rinką, kiek atsidėti, kaip suskaičiuoti, kaip pelningumus pasiskaičiuoti, kaip atsipirkimą paskaičiuoti ir panašiai. Tai dabar 90% smulkių vidutinių verslų nesugeba, neišgali pasisamdyti pilno etato finansų vadovo. Tai yra didžiuliai skaičiai, ši diena yra tokia Lietuvos versle, bet mes siūlom tokią kaip dalinę finansų vadovo nuomą, kur kompetenciją galima nusipirkti tiesiog sumokėjus už keletą valandų per mėnesį ir pasiektų rezultatų. Tai yra tas etapas verslo, kai jis negali pasisamdyti, gauna gerą kompetenciją, paauga ir tada jau yra finansiškai pajėgus pasisamdyti. Tai va šitoj tarpiniai grandynų mes matydami, tikrai klientai pastringa ir sukūrėm šitą paslaugą, kad įvesti, duoti aiškumo ir augti greičiau. Iš visiško chaoso finansuose į augimą, stabilų, tvirtą augimą. Čia toks tapo kaip jūsų kredo. Taip, tai čia yra vieno kliento sėkmės istorija, bet tai galėjo būti ir nesėkmės istorija. Tai klientas kreipėsi, kai turėjo 40 darbuotojų ir būdavo didžiausias iššūkis jiems tiesiog sumokėti algą. Tai trūkdavo pinigų ir vadovas nieko daugiau nedarydavo 2 savaitės, kaip ieškodavo išeičių, kaip tą padaryti. Tai atėjo, pilną paslaugų spektrą pasiūlėm ir buhalteriją, finansų vadovą, ką tik galėjom, tikrai padėjom ir mokesčius susiplanuoti, ir biudžetą pasidaryti, finansinę drausmę įvedėm ir po metų trukmės klientas paaugo iš 140 darbuotojų, algos niekada nevėlavo. Kiek laiko? Per metus. Per metus. Algos niekada nevėlavo, buvo aiškumas, pardavė daugiau, išėjo kitas rinkas ir tiesiog įsivedė stabilumą ir dabar turi savo vidinę finansų komandą. Tai čia mes tikrai šituo didžiuojamės, kad prisidėjom prie to kliento sėkmės. Bet čia buvo tokia stipri partnerystė, ką sakom, tą daro. Tai ir įgalino tokį rezultatą. Tai ieškokim žmonių, kurie yra savo srities specialistai ir kelkime savo visus rezultatus aukštyn. Ačiū labai. Super, ačiū.